Neįvykdytas gamybos planas. Pirmas klausimas. Kas kalti? Ir atsakymas dažniausiai tas pats. Įrengimų priežiūra. Nors priežastis dažnai visai kita. Neturint realių įrengimų duomenų, jūsų serviso vertę sunku pagrysti. Kodėl taip nutinka? Didžioji dalis serviso įmonių darbo vyksta tada, kai viskas veikia. Ir būtent todėl jo vertę taip sunku parodyti. Serviso komandos dirba kiekvieną dieną. Jos reguliuoja įrengimus, keičia susidėvėjusias detalės, sprendžia mažas problemas, kol jos dar nesukėlė rimtų sutrikimų. Dėl to gamyba turėtų vykti sklandžiai. Tačiau klientas to nemato. Jis mato tik vieną. Planas neįvykdytas. O įrodyti savo vertę jūs neturite kuo. Ir čia atsiranda esminė problema. Servisas kuria stabilumą, bet stabilumas yra nematomas. Taigi ką klientas iš tikrųjų mato? Sąskaita. Neturint duomenų apie įrengimų stabilumą, sustojimų dažnį ir pasikartojančias problemas, tampa labai sunku atsakyti į vieną paprastą klausimą. Kokią vertę iš tikrųjų sukūrė servisas? Yra ir kita problema. Ne visi plano neįvykdymai įtakoja sustojimai yra susiję su įrengimų gedimais. Juos gali sukelti planavimo klaidos, operatorių darbo tempas, medžiagų trūkumas ar proceso problemos. Kai įrengimas sustoja, dažnai daroma prielaida, kad tai gedimas, net kai taip nėra. Tai sukuria klaidingą vaizdą. Dėmesys nukreipiamas ne ten, kur reikia. Čia duomenys pakeičia viską. Lean 2S padaro įrengimų veikimą matomą. Sistema rodo prastovų dažnį, prastovų priežastis, veikimo laiką ir gamybos apimtis. Taip pat parodo, kaip laikui bėgant keičiasi stabilumas. Dabar serviso rezultatai tampa išmatuojami. Aiškiai matomi MTBF, MTTR ir MTBD rodikliai. Servisas nebenematomas. Jis tampa kokybiškai išmatuojamas. Lean 2S taip pat gerina komunikaciją. Operatoriai gali registruoti gedimus, sulėtėjimus ir neįprastą veikimą. Serviso komandos gali reaguoti anksčiau, dar prieš problemoms išaugant. Jei įmonė jau naudoja serviso valdymo sistemą, Lean 2S tampa realaus laiko duomenų šaltiniu. Dauguma priežiūros šiandien planuojama pagal laiką. Kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus. Tačiau įrengimai dirba nevienodai. Lean 2S seka realų naudojimą, darbo valandas, ciklų skaičių. Priežiūra tampa paremta duomenimis, o ne aklų planavimu. Tai sukuria 3 pagrindinius privalumus. Pirma, serviso vertė tampa matoma. Antra, lengviau pagrysti prevencinę priežiūrą ar naujos įrangos poreikį. Trečia, serviso įmonės pereina nuo problemų taisymo prie patikimumo valdymo. Nes iš tikrųjų, didžiausia vertė sukuriama tada, kai problemos neįvyksta. Ir turint tinkamus duomenis, ši vertė tampa matoma. Lean 2S. Paverskite serviso darbą išmatuojamu. Ko negalite išmatuoti, lieka nematoma.